Sveiki videoblogo pagal Jurgį žiūrovai. Netrukus iš karto perjungsiu į naują savo GoPro kamerą iš Pro Maxos. Įdomu, ar jaučiat kokybės ar vaizdo skirtumą. Šitam video papasakosiu, ką darau, ko nedarau, kaip kontroliuoju, kas pavyksta, kas nepavyksta dirbti vadovo darbą. Taigi šitas videoblogas, kaip man sekasi būti vadovu, kokias 5 pagrindinės klaidas mes vadovai darom, kad nepasiekėm savo tikslų ir užsibrieštų tokių didelių milestone'ų. Bet didelių, ne apie mažus. Mes mažus, manau, kad visada galim pasiekti. Pradėsiu nuo pasakojimo, kur supratau šią savaitę, kalbėdamas su geru draugu, kuris yra geras profesionalas pardavimuose, tai Šarūnas Rapalis. Jisai netgi teikia konsultacijas. Jeigu kas norit pasikonsultuoti savo įmonėse dėl pardavimų strategijos, dėl veiksmų, dėl monitoringo, man parašykit, aš pasidalinsiu Šarūno kontaktais, bet ką mes su juo suradom mano veikloj, tai yra, kad aš labai daug energijos išleidžiu surasti kontaktą, su juo sukontaktuoti, jam paskambinti, jam parašyti, bet po to nedarau follow-up. Tai žinot, dealas, reikalas yra paskaičiuota, įvyksta vidutiniškai iš 5 karto. Tai yra 5 kartus reikia daryti catch-upą, tai arba tobulint, arba bendrauti, bet tik tai tada pavyksta. Prie ko aš čia vedu? Vedu prie to, kad lygiai tas pats yra ir su darbuotojais, ir su vadovavimu. Tai aš dabar sukūriau labai daug grupių, išsirinkau vieną programą, tai labai daug kalbėjom čia, tikrai labai ačiū visiems, kas rašė apie Jiras, apie Slackus, apie kitokias programėlės. Aš išsirinkau iš tikrųjų planerį, nes jisai man priklauso prie Office 365 paketo. Lengva dirbti, nes mano visa komanda dirba Teamsuose. Ir ką mes padarėm, tai mes susiorganizavom skolų komitetą, pardavimų komitetą, tada, kaip sakant, kokybės gerinimo komitetą. Mes kokybę pavadinom trikdžių šalinimo, nes iš tikrųjų kartais kokybė, klientas sako, aš nebesinaudoju jūsų paslaugom dėl kokybės, tai yra tik tai trikdžiai. Tai yra miskomunikacija, neteisingi mailai, neteisingi telefonai ir visi kiti dalykai, tai mes tą kokybės gerinimo komitetą pavadinom trikdžių. Tai vat, visi tie komitetai, dar kelis noriu sukurti, tai yra BSS tobulinimo komitetą ir kitus, juos reikia prižiūrėti, nes tenai po susirinkimo atsiranda kažkoks protokolas, atsiranda žmonės, kuriuos reikia follow-upint, atsiranda deadline'ai ir atsiranda jų veiksmai. Tai vat, juos reikia sekti, nes pas mane tų projektų daug, skirtingi verslai, skirtingi atsakingi žmonės ir dažniausiai jie pamiršta. Ir iš čia seka kita išvada. Hebra, net patį geriausią, atsakingiausią žmogų reikia kontroliuoti. Net patį save reikia kontroliuoti. Dėl to mes turim to-do listus, dėl to mes turim kalendorius ir turim kitus dalykus. Tai pagalvokit ir apie savo pavaldinius. Ir juos reikia kontroliuoti, jeigu nori turėti rezultatą. Šinu su 29% ir su 105 praleistais skambučiais, bet labai skubu vėluoju. Skubu į ITF, International Transport Forum. Tai yra tokia sąjunga, kuriai šiemet vadovauja Lietuva. Ir aš kaip Transporto inovacijų asociacijos valdybos pirmininkas privalau tame renginyje dalyvauti. Taip praleidau krūvą renginių. Neturėjau laiko, dariau verslą, administrau savo darbuotojų vadovų darbus ir kitus dalykus. Bet privalau eiti į galą vakarienę. Aš taip atpratęs pešiom vaikščioti. O ITF renginys traukinių stoty. Ne visai traukinių stoty, bet meeting pointas yra traukinių stotis. Ir blemba, išėjau pešiom. Nei mašinas neėmiau, nei taksą, nei Janos nepaprašiau. Ir lekiu dabar. Jis visas šlapės kaip viščiukas. Oi. Kartais to softo pritrūksta, atrodo protingas vyras, bet kartais tokie dalykai. Blemba, biškį tvarkausi. Sulijo kaip šuniuką. Tai jau pas merginas nusipirksiu kavos, kad biškiai čilt ir išgersiu, nežinau, ar kameros šitas ekraniukas padės tą šukuoseną sutvarkyti ar ne, bet jau kai bus, tai bus, ką padarysi. Bet žiauriai sulijo, kaip šuniuką. Štai svečiai jau laukia, susirinko, jų čia daug. Viskas traukinys bordina, va jau be palto, tai traukinukas atvežė prie pat durų. Ir dabar eisim čia šuliaistė. Bus puikus vakaras. Apžiūrinėjame nuo žmona naują kamerą. Gera? Aha, ekraniukas daug fainiau iš šitos pusės atrodo. Va, be 29 su žmona startuojam ir varom į kodėl finalinę sesiją. Kodėl reikia daryti kodėl sesijas, aš jau kalbėjau, bet iš tikrųjų galiu kartotis, nes tai yra tikrai be galo svarbu. Ir jeigu anksčiau mes versle tą galėdavom daryti galbūt kas 5, galbūt kas 7 metus,
Tai manau, kad dabar reikia galbūt daryti kas 3, o galbūt kas metai. Nes klientų lūkesčiai keičiasi, tos visos situacijos, net nenumatytos COVID-ai ir visi kiti dalykai labai pas mus labai keičia. Labai keičia mūsų verslo visą situaciją ir dėl to iš tikrųjų tikrai reikia prisitaikyti. Tai ką aš išsigrynu? Išsigrynu tai, kad klientam tikriausiai svarbiausia ne kaina, o teritorija, tai kiek galim teikti paslaugų, greitis ir tikriausiai rūpestis jais. Tai yra tai, kad nei viena jų mašina neišvažiuotų be muitinės paslaugos, nes jiem ne 3 eurus norisi sutaupyti, o jiem nesinori atvažiuoti į išsikrovimą be muitinės paslaugų. Ką dar išsigrynom? Išsigrynom tikriausiai, kad mūsų vis tik klientai yra ne pačios transporto įmonės, nors taip, didžiosios transporto įmonės, kuris turi savo tiesioginių klientų, tikrai yra mūsų klientai. Bet dar mūsų klientai yra ekspeditoriai, kurių šiuo metu mes turim mažiausiai klientų sąraše. Tai tokius ir panašius dalykus tikrai galima visą laiką gauti iš kokybiškos ir geros kodėl sesijos. Ką įsineša mano kolegos, mes dar sužinosim. Kaip atrodo Bonastai sekėsi? Tai kaip daugelį kitų. Nu, bet taip, 10 baliai. Kai nėra skaičiaus, tai čia tik emocija. 6,5. 6,5, ne? Aš manau dėl to, kad žiauriai sunku gyvenime. Lema, kaip iš tikrųjų. Aš toks esu pavargęs, taip nieko nenoriu daryti. Lema, tikrai. Viskas buvo gerai. Goodbye. Viskas. Ačiū, Chebra. Biški gal apie tą strateginę sesiją, ar ne? Nes mano tikslas tai Bonastą padaryti, tokių partnerių, vežėjų, dėka mūsų nei vienas krovinys neatvažiuotų be muitinės priežiūros. Tai yra, kad realiai, jeigu tu pasikroviai krovinį ir pas tave yra pakeliui muitinė, tai Bonasta pasirūpins, kad viską padarytumėm, nes vežėjai sakė, ne 3 eurai svarbiausia. Svarbiausia, kai mes atvažiuojame į išsikrovimą ir paaiškėja, kad nepadaryta muitinė. Tada reikia grįžti atgal, tai yra milijoniniai nuostoliai ir reputaciniai klausimai. Tai viską darau, kad ne tik tai aš tą žinočiau, bet ir mano kolektyvas tą žinotų, kad susidarytume veiksmų planą. Blogiausia vis dar straglinam su tuo įgyvendinimu. Ir tu nori, nenori, pas mus yra problema su įgyvendinimu. Ne problema su sugalvoti mintim, bet kaip jas po to įgyvendinti. Aišku, tada užgrybavom apie IT, nes šiaip iš tikrųjų, žinai, sako, kad išgyvens rinkoje tik tie, kurie padarys greičiau ir su mažiau resursų. Tai mūsų pagrindiniai resursai yra darbuotojai, dėl to mums reikia labai skaitmenizuotis ir skaitmenizuoti viską, pardavimų procesą. Pavyzdžiui, padarom į Angliją tranzitą, tai turėtumėm iš karto automatizuotai siūlyti klientui ir importą. Pasidarėm eksportą iš Anglijos, automatiškai turėtumėm siūlyti ir tranzitą. Ir tą turėtų viską daryti sistemos ir jos sistemos matyti. O mes sistemas pasidarėm taip, kad jos atstotų mūsų esančius procesus, kad tie procesai veiktų kaip veikia. Iki tol nieko netobulindami, bet susikūrėm savo daugiau darbo, nes įsicementavom tuos blogus, ydingus procesus, kurie neatneša pardavimų, neatneša kažkokio tai efektyvumo ar kitų dalykų. Bet svarbiausia žinoti. Pirmą sužinojom, dabar tik tai liks padaryti. O strateginės sesijos, jos padeda tokius dalykus išsigryninti ir sustiprinti įsitraukimą kolegų ir manau, kad geresnį įgyvendinimą. Taip manau. Ar bus taip? Neaišku. Šiandien yra savaitgalis, bet mes specialiai užvažiavom pasižiūrėti, kaip viskas vyksta. O viskas vyksta taip, nes Bonasta išsikrausta į naujus namus. Pasiėmėm jaunuolius, kad mums padėtų. Einam, susirinksim iš mano senojo kabinetą. Nedaug čia liko viską susižiūrėti, žiūrėkit, spinta tuščia. Batai Dovydo. Liko šalmas 1, šalmas 2. O čia yra apsauginė grotelė, sietelis, kaip čia pavadinti. Avarija įvykusi, biškai iš lenktynių dar kažko likę, bet labai nedaug. Tada baranka, kad vaikų kaklas nenulūžtų, kaip pavežiojom. Čia viskas buvo skirta vaikų pavežiojimui 1600 km lenktynių metu arba kitų lenktynių metu. Ir praktiškai viskas. Dar 2 dėžės pagal Jurgį puodukų. Nėra tai blogai, Chebra. Nepilnos jos yra, šita beveik pilna. O, šita pilnutėlė. Laukit naujų konkursų, gausit prizų. Ką, Chebra, viskas, beveik viskas supakuota, sudėta, vaikai man padėjo, kas yra ypač svarbu. Eina į mašiną, reikia perduoti teisininkam, niekaip neužtenka laiko per dieną, per mažai laiko, kad viską spėt padaryti, bet aš spėsiu. Tai čia dėžučių kitų kolegų, šunų, vaikų, viskas tilpo? Jo. Jo? Sunkiai, bet jo. Liuks, kai ką pasiimam namo,
kai kas buvo užgyventa per tuos 10 metų ir neparnešta namo, tai va dabar bus proga biškai apsivalyti, parsinešti, bet šiaip daiktų aš turiu minimaliai. Lekiu skubu, jau nebe į Žirnių gatvės ofisą, bet į savo antrąjį ofisą Gedimino 9, kur susitikinėsiu su partneriais, tai yra perpardavinėję mūsų paslaugas ir kad užsisuktų buvom kažkada tai davę sutikimą, kad kompensuosim dalį jų išlaidų. Tai yra darbo užmokesčio, marketinginius ir kitus veiksmus jų kompensuosim šiek tiek, kad jie padarytų gerus rezultatus. Tas taip užsitęsė, kad nieks nekontroliavo, kad reiškia metus laiko kompensuojam, prikompensavom. Kitaip sakant, uždirbom 700 eurų, o dabar turim sąskaitų apmokėtų už 12 000 eurų. Tai kadangi turim pagarbą vienas su kitu su partneriu, tai važiuojam, susitiksim, apkalbėsim, bet vadovui dažnai tenka spręsti tokius sudėtingus klausimus. Ir aš nežinau, kodėl darbuotojai jų nesiima ir nesijaučia už juos atsakingi. Tai labai panašių turiu dabar su nuomos nutraukimu. Jūs net neįsivaizduoju, kiek čia reikalų yra nutraukti nuomą arba pasirašyti nuomą. Lygiai tas pats ir su pasirašyti. Stato jūs ten ant blakstienų nauji tie nuomotojai ir sako, gerai. Nu, iš tikrųjų nėra gerai, reikia nenusileisti. Tai noriu pasakyti, kad, žinot, vadovo darbas tai nėra tik tai su paprastais dalykais, su fainais dalykais dirbti. Tai reikia kartais ir darbuotoją pabarti, kartais darbuotoją ir atleisti, o kartais reikia ir stoti į kažkokį tai nemalonų konfliktą, kurį pagal jūsų mentalą su pagarba reikia spręsti. Aš tikrai nesiruošiu ten su kardais šiandien įšokti ir sakyti, hei, nemokėsim mums 12 000. Mes mokėsim. Mes neturim dabar iš ko mokėtų 12 000. B, tai iš tikrųjų pasidėliojam, kokia nauda. Tai gal jie dabar gali investuoti iš savo pusės kažkiek tai pinigų ir iš tikrųjų uždirbti mums tos 12 000, o ne tai, kad mes uždirbom kapeikas. Iš tikrųjų, man atrodo, kad jų planas buvo uždirbti iš mūsų, išlaikyti savo puikius darbuotojus, o ne padaryti mums pardavimus. Tai ir panašiai vadovai turi spręsti ir privalo spręsti. Ir aš esu iš tikrųjų tarp dviejų tų ugnių. Dabar turiu spręsti tokius karštus dalykus, turiu sugalvoti, kaip iš tikrųjų išsisukti iš situacijos ir išgyventi. Ir dar turiu visą laiką būti geros nuotaikos ir motyvuoti, nes labai dažnai gaunu priekaištų, kad aš labai bumbu, nesu nepatenkintas ir esu labai, kaip čia, demotyvuojantis darbuotojas. Tai tikiuosi, kad jūsų net demotyvavau. Ačiū, kad žiūrėjote šitą vlogiuką. Lekiu gelbėti 12 štukų. O kitam vlogiuke papasakosiu savo istoriją apie tai, ką man davė tas ofisas, ko nedavė, ką duos naujas ofisas ir panašiai. Tai ketinu susukti labai įdomų video apie ofisą, apie ofiso naudą, apie ofiso pasirinkimą, kokias klaidas mes darom. Tai ką, likit kanale, jeigu nesubscribinot, tai dar subscribinkit, like, komentaras, o jeigu sharintumėt dar, kaip aš būčiau patenkintas, nes iki 21 000 sekėjų, kas yra šių metų išsikeltas tikslas, liko nei daug nei mažai apie 120.